Šiandien aš susitinku su mokslininku ir Vilniaus savivaldybės nariu Dovydu Skarolskiu. Ir aš tikiuosi, kad mes čia taip pašnekėsime tema, kuri mums abiem yra labai įdomios ir svarbios. Aš visą gyvenimą praleidau auditorijoje, tai yra dėstydama ir mokydama. Ir tas pasaulis yra universitetas, modeliai, tam tikra loginė struktūra ir taip toliau. Ir kada aš po to išėjau į politiką, dar tiesa, kaip ir tu, aš politikė tapau dar dirbdama. Tai tu ten rašydama savo mokslinius darbus. Tai iš tikrųjų tu labai greitai atsigauni ir pradedi suvokti, kad kai tu darai sprendimą, tu jokių būdų negali remtis vien tuo, kas vadinasi modelis. Taip, arba tam tikra pasaulio struktūra, kuri akademiškai mums giliai įkalama. Bet kai aš paskaičiau tavo disertacijos temą, tu rašai apie vokišką, iš tikrųjų tokią politinę konstrukciją, ordoliberalizmą, jinai prasminga visų pirma klausytojai. Sveiki klausytojai, žiūrovai. Ko gero, gal verta pradėti nuo to apsibrėžimai priešingai, visiškai nesu grynakraujis, angliškas žodis mongrel, man šitą kraują čia labiausiai tiktų. Ir aš pradėjau nuo Tarptautinių santykių politikos mokslo instituto, kur studijavau bakalaurą. Ties antru, trečiu kursu mane pradėjo nervinti socialiniai mokslai ir aš neberadau juose labai daug prasmės. Bandžiau išlaikyti egzaminus, neišlaikydamas jų, kas galiausiai ir pasisekė, ir tada aš perstojau į sociologiją. Nes man labai patiko, trečiose metuose TSPMI tuo metu dėstęs Algimantas Valantiejus sociologas. Pasižymėjau tuo, kad kaip sociologas jis nebuvo skaičių sociologas, jis nebuvo interviu sociologas, jis buvo socialinis teoretikas ir šiek tiek filosofas. Ir aš perstojau ir štai antrame semestre jis iškeliauja šlovint viešpaties. Tada aš nusivyliu šituo dalyku, išeinu ir iš sociologijos, pabūnu šiek tiek Briuselyje su Europos parlamento rinkimais dirbu 2014, po to Lietuvoje šį bei tą darau ir galų gale Vytas Ališauskas man sako, tai tu turi grįžti ir baigti į TSPMI. TSPMI ir klasika. Ir aš baigiu bakalaurą TSPMI, parašau apie populizmą, tada to paties Vyto įkvėptas įstoju į pirmą sykį tokią pasidariusią klasikinių studijų programą magistro, kas yra iš esmės senovės antikos ir ne tik senovės antikos, gal kartais ir viduramžius ir netgi baroką pakabindavom studijos. Graikai, romėnai ir ne tik. Literatūra, filosofija, kultūra. Labai platus humanitarinis laukas, sakykime, nes studijos, jos kaip apibrėžimas programos niekada ir kai buvau tenai verbuojamas kabutėse, tai man labai patiko toks pažadas, kad Dovydai, tu išmoksi iš tikrųjų skaityti tekstą. Ir per 2 semestrus perskaičius 2/3 Platono korpuso, kas yra, tikrai nemenkas tekstas, iš tikrųjų tu kažką tai naujo sugebi. To, ko daugelis žmonių ko gero niekada nesugebės, nes niekada tam nesiryš. Tai už tai aš dėkingas tai magistro programai. O tada doktorantūros beieškodamas kažkaip susirašiau su Nerijum Šepečiu ir nors jis nėra susijęs su ekonominė mintimi, bet tyrinėja su vokiečiais susijusius dalykus ir kadangi yra vienas didžiųjų, jeigu ne didžiausias holokausto tyrėjas Lietuvoje, tai jam vis tiek tas laikotarpis, kur užsimezga ordoliberalizmas, apie kurį, ko gero, šiek tiek ir pašnekėsim šiandien dar, jisai tenai randasi. Ties maždaug 30-aisiais metais jis rutuliuoja jau po Antro pasaulinio karo. Bet aš taip atsirandu istorijos fakultete ir aš ten esu. Istorikai mane laiko filosofų, o į filosofų konferencijų, jeigu dabar dalyvaučiau, tai ko gero mane vadintų kažkokiu irgi keistu padaru, kuris į jokią lentynėlę nepasideda. Bet aš bent jau savo metodą apsibrėžiu kaip intelektualinė istorija, plačiau tai būdavo seniau vadinama idėjų istorija. Aš žiūriu, kaip tam tikri kontekstai, bėgantis laikas keičia, formuoja tam tikras idėjas. Kaip jos atsiranda, kaip gal nunyksta, gal ir ordoliberalizmas nunyksta. Mes apie tai pašnekėsim, nes man kyla visokių minčių dėl jos gyvybingų. Raides pažįsti, tai jau skaitai. O ką jau ten supranti, tai mes matome socialiniuose tinkluose. Na tai va, tai žodžiu tokia įžanga būtų. Ir dabar, jeigu vis dėlto mes kalbame apie kontekstus,
O politika yra labai kontekstualus daiktas, jinai smarkiai juda, keičiasi ir tada galim tiesiog iš karto prisiminti ordoliberalizmą. Aš vokiškai nemoku, bet pavadinimas mums aiškiai į ordos į tvarką kreipia. Taip? Būtų įdomu, jeigu tu papasakotum jų logiką, atsiradimą, tokią istorinę genezę. Europos liaudės parlamento grupė iš tikrųjų pastatyta ant ordoliberalizmo kaip tokio. Ar jie patys iki galo tai suvokė, jau kitas klausimas. Kartais taip. Tai kaip tu tai matai? Visų pirma, gal verta pasakyti, kad tai atsiranda, formuojasi didelės liberalios demokratijos krizės akivaizdoje Europoje. Ir apskritai pasaulyje, kur buvo liberali demokratija, beveik visur be išimčių, ji pradeda po truputį trupėti. Kokį tu konkrečiai momentą čia istorinį? Tai prasideda iš esmės ties XIX amžiaus pabaiga ir tęsiasi iki 30-ųjų metų, kai jau mes turime į valdžią ateinančius ir režimą keičiančius žmonės. Ir ordoliberalai, jie, aišku, iš pradžių savęs taip neįvardina, bet jie nukaldina terminą neoliberalizmas, kurį mes žymiai dažniau šiandien girdime. Bet kitam kontekste. Taip. Tai yra tikrai kitas. Jie susitiko, kai paskutiniai liberalizmo saugotojai, ordoliberalai, austrų ekonomistai, Londono, Amerikos ekonomistai, kurie buvo paskutiniai didieji, puikiai išmanantis visą lauką ir niuansus už lauko, kurie veikia jų lauką tyrimų. Ir jie galvojo, ką čia dabar daryti, nes jeigu dar šiek tiek mes būsime čia, gal mus ištrems kažkur, gal kažkas nutiks ir apskritai niekas nebedėstys ir nebežinos, kas tas ekonominis liberalizmas. Austrus ištrėmė, Hajekas ir vokiečius, ir vokiečius iškraustė. Tie, kurie turi vokiškas pavardės, visi išsikraustė. Čia toks Vilhelmas Riopkė yra, kuris yra vienas didžiųjų ordoliberalų. Tai apskritai kalbant apie vėliau ordoliberalus, kai jie pradeda vystyti savo mintį pogrindyje ir tiesą sakant, kai kurie per vieną rankos paspaudimą buvo nuo konspiratorių prieš Hitlerį, kurie norėjo pasikėsinimą įvykdyti, bet dėja nepavyko. Šitą nežinau. Taip, čia Freiburgo universiteto aplinkoje tai buvo. Tai jie pradeda mąstyti, o gerai, šito režimo garantuotai nebeliks, o ką mes tada darysime kaip valstybė, kaip tauta, kaip ekonomija kažkokia tai funkcionuojanti. Ir jie pradeda galvoti ne vien apie tai, kad, kaip dažniausiai yra mažaraščio, būtent kas ko gero ir apibūdina ekonomistą tą susisiautusi, kaip Bumblauskas kartais taip apie istorikus arba archeologus pasako, kad nereikia būti krapštologais, nes tu užsikrapštai kažkokiam dalyke ir daugiau nieko nebelieka iš jo ir tu nematai, kas iš tikrųjų dedasi. Tai va, jie nebuvo tokie, jie nebuvo tie ekonomistai, kurie susiskliaudė į vieną dalyką ir jie pradeda kalbėti, kad moralė yra svarbi. Dėl to man buvo labai įdomi šita ekonominio liberalizmo atšaka, kuri dažnai yra vadinama ir liberalaus konservatizmo arba konservatyvaus liberalizmo. Tai va, ir Ordo, jie kalba apie tai, kad yra ta moralė, yra ekonomika, bet yra ir daugybė kitų sluoksnių. Ir jeigu viename iš tų sluoksnių bent jau įsimeta, na sakykime, kažkoks tai pūlinys, piktžaizdė, tas skausmas, ta negerovė iš tos zonos gali pradėti plisti į kitus sluoksnius. Ir jeigu tai įvyksta ar religiniam, ar moraliniam lygmenį, nuo to politinis lygmuo nėra apsaugotas, nuo to teisinis lygmuo nėra apsaugotas. Ir dėl to ir žlunga liberali demokratija. Dėl to žmonės užsimano kitų režimų, kitų formų. Čia aš prisimenu pas profesorių Jokubaitį magistriniuose seminaruose, aš su dviem propatrininkais, nacionalinio susivienimo, ko gero, abudu nariai dabar yra, ėjau į seminarus, Jokubaitis tenai kartais pasišpilkuodavo su manim, nes jam Karlas Šmitas patinka, radikalus ir keistas ir įvairių politinių pažiūrų mėgstamas filosofas. Nesuskaičiusi. Šmito vertėtų perskaityti. Tikrai verta, bet po to reikia skaityti jo dienoraščius po Nürnbergo proceso prieš istoriją. Tai va, tai tame seminare vienas iš propatrininkų labai atkunta ir galų galiai įsidrąsinęs pasako, aš tai esu visiškai už liberalios demokratijos režimo keitimą Lietuvoje į man labiau priimtiną. Kokį?
Nu, sakykime, tai būtų gal kažkokia liberali demokratija, kažkas, ką mes matome Vengrijoje, kažkas, ką mes matėme labiau prie PiSo Lenkijoje. Tai man visą laiką yra ne. Aš būtent save laikau TSLKD nariu ir konservatoriumi, nors daugelis mane visokių bačiulių ir panašių radikalių dešinių laiko leftistų, bet ne, aš tiesiog mūsų režimo išsaugojimą. Ir kai kurie mąstytojai, politiniai filosofai sakė, ir vis lietuviai mėgsta paafišuoti, nes čia yra vieni iš Jokubaičio ir jo ugdytinių mėgstamųjų mąstytojų. Tai jie sako, kad štai mes dabar gyvename amžiuje, kur yra liberalūs liberalai, liberalūs konservatoriai, liberalūs kairieji pagrindę išrenkami ir jie neįsivaizduoja kitaip politikos. Na gerai, aš kodėl turiu įsivaizduoti kitaip tą politiką, jeigu man tai patinka. Ir taip, tai čia yra labai keistas argumentas, kuris į kažkokį tai paradoksą įsisuka pats savyje. Tai bendrai kalbant, ordoliberalizmas vėliau jisai duoda gana stiprius pagrindus konkurenciniai ES teisei. Jisai tampa nebūtinai savo vardu, bet darantis įtaką tokiose šalyse kaip Prancūzija. Jo mąstymas vis tiek kažkaip įtakojo Italijos raidą ir daugelį kitų šalių daugiau ar mažiau, bet čia vėlgi. Aš manau, kad ir Lietuva dėl to, kad kai kurios modelius mes kai ėmėm atkūrę nepriklausomybę, mes tiesiog natūraliai perėmėm. Mes, aišku, labiau į tą anglosaksišką variantą. Mes labai chimerizavome visą tą. Tu sutiktum, jeigu aš pasakyčiau taip, kad mes pasimėm tą tokį labai klasikinį amerikietiško stiliaus arba anglosaksiško stiliaus liberalizmo modelį ekonomikoje, bet sukabinom su vokiška socialinė mąstymu, nes vokiečiai mums atvažiavę čia labiau konsultavo tą vietą ir palikom skylę. Tai yra nepalikome tokios mokestinės perskirstimo, kurio reikalauja vokiška socialinė tvarka ir dėl to turime labai daug įtampų. Aš asmeniškai kaltinu, kad čia 90-ųjų, 2000-ųjų mūsų krikdemai buvo tinginiai per visą pilvą ir jie nepasinaudojo Konrado Adenauerio fondo pagalba, jie gal dėl vaizdo pasidarė konferencijų, kažkur tai išvažiavo, bet leidinių, kurie įtvirtintų į aukštąjį mokslą, kas buvo tuo momentu, ypač iki 2000-ųjų svarbu, nes ne tiek žmonės ir mokėjo anglų kalbą arba tą pačią vokiečių kalbą. Tai reikėjo tokių leidinių, jų neatsirado ir tada Ugrimas su Degučiu, jie prileidžia austrų ekonomistų, Rothbardų visokiausių. Ar mes galėtumėm sakyti, kad vis dėlto ordoliberalizmas yra tas, kuris truputėlį grąžina mąstymą į tokią praktinę realybės per taisyklės, kurdamas tam tikras žaidimo taisyklės ten. Dėl skolos, kad skola ordoliberalui, klasikiniam ordoliberalui yra truputėlį blogis, nes pažeidžia tvarką, amoralus veiksmas. Tai tam tikrą prasme ir panašiai, ten daugiau tų taisyklių yra, konkurencijos taisyklės, kova su monopolizmu. Jie buvo išleidę tokį taisyklių rinkinuką prieš ką yra. Taip, jos visos skamba labai logiškai, bet kartais gal turi įtampos, aklųjų zonų. Aš manau, kad esminis dalykas yra tai, kad niekas ilgą laiką nešnekėjo už Vokietijos ribų iš esmės apie tą ordoliberalizmą. Apie jį pradeda autoriai rašyti, ne vokiečiai ir ne kokie nors tai pavieniai egzotikos entuziastai anglų kalba, tik tai po 2008-2009 krizės. Iš tikrųjų. Taip, iki tol jis yra mažai cituojamas, bet tada graikai supykę dėl diržų veržimo politikos ieško, kas yra kaltas. Ir jie staiga nusprendė, čia šita fosilija, kaip jie kai kurie įvardina, yra visą mums sugriovusi ir per Europos Sąjungą mus plėšia su tuo diržu smaugia. Įdomiausia, kad ten yra elementų. Yra. Ir kartais istorikai pastebi, kad diržų veržimo ekonominės politikos pradžia gali būti siejama su tuo. Nebūtinai pradžia, gal tokia jau rimtesnė, sakykime, apibūdinimas, kodėl tai reikia daryti, bet, sakykime, dar kitas dalykas, kodėl tai galima matyti kaip praktinė. Kai tai nėra krapštukizmo ekonomika, prasideda kitas dalykas. Tam reikia gilesnių ir įdomesnių bei įvairesnių teoretinių pagrindų. Tie pagrindai per kelis autorius ateina iš tokios filosofinės krypties fenomenologijos.
kurie aprašo pasaulį, kaip mes jį patiriame. Ne per kažkokį tai modelį sukonstruotą, kur žmonės elgiasi racionaliai prie stalo ir pradeda nuo špinatų, o ne nuo spurgų. Ir čia mano mėgstama dėdė Makloskiai sako, ekonomisto didžiausias draugas įprasto yra maksimalios naudos paieška. Ir šitas Max U yra pats nuobodžiausias žmogus, su kuriuo nenorėtumėt nei bare, nei prie giminės stalo susitikti. Tai... Dėl to aš taip vykstu, kai mane ekonomiste vadina. Aš tiesiog jaučiuosi redukuotai kvailę. Dar yra blogesnis komplimentas ekonomistui buhalteris. Tai jie pradeda mąstyti per tą linkmę ir ta mano jau minėta Siriotkė, jisai pasako tokį dalyką. Ekonomika ir matematika turi tiek pat bendro, kiek matematika su švenčių šventimu arba meilės laišku mylimam žmogui. Keynesas sakė, kuris yra matematikas, kad ko negalima daryti ekonomikoje niekada, įkišti tą matematiką, nes jinai yra nereali, ta matematika turi tokia sudėtinga ir jinai turi sugauti tiek niuansų, kad iš tikrųjų visi šitie modeliai yra mirę. Iš esmės, tas modelis turėtų atstoti žmogaus smegenis. Čia tas pats minėtas Tomas Akvinietis. Akvinietisgi yra sakęs, kad aš negaliu suprasti, kas yra Dievas, nes jeigu aš suprasčiau, kas yra Dievas, aš būčiau lygus jam. Ir tada jis nebėra Dievas. Todėl, jeigu mes modelius formuojame, arba tie modeliai turi būti primityvus, kad 11-okas, 12-okas eidamas ekonomikos kursą mokyklinį suprastų juos. Ir tada vėl galime grįžti prie to paties ordoliberalizmo. Ir ar tu sutiktum, kad dabar ordoliberalizmas po tų minėtų 2008 metų recesijos, jis iš tikrųjų tampa lankstesnis? Ir taip ir ne. Čia apskritai būtų įdomu pradėti mąstyti jau apie socialinius mokslus ir kaip jie funkcionuoja. Nes čia galim prisiminti tokį mąstytoją Kuhną, kuris yra vienas svarbiausių mokslo mąstytojų 20-ame amžiuje. Jisai yra garsus dėl to, kad jis sugalvojo teoriją, kaip paradigmos viena kitą keičia. Kaip mes staiga pereiname nuo sakykime, laidinio telefono prie mobiliojo telefono, jeigu labai supaprastinant. Ir jisai sako, kad ilgą laiką gali nebūti kažkokios tai ugnelės, niekas nesižavi. Čia iš pat pradžių, kai pradeda pirmieji būti pamastymai apie dirbtinį intelektą kažkur tai 50-aisiais, 60-aisiais ko gero, tai tada visi galvoja, ai čia įmesime tiek, kiek kainuoja 5 čipsų pakeliai ir išspręsime šitą dalyką ir čia tas dirbtinis intelektas greitai atsiras. Ne, įsuvėdama tenai yra pinigų už 50 000 čipsų pakelių vienoje laboratorijoje ir kitoje laboratorijoje ir trečioje ir galų gale, domėjimasis nuslopsta. Iki 70-ųjų vėlyvųjų jis tada vėl pakyla, vėl nieko nesigauna ir tik tai dabar mes matome, kaip viskas auga ir dabar auga jau iki ekonominio burbulo, ko gero, situacijos. Tai staiga atsiranda daug mąstytojų, kurie padaro lūžius reikiamus. Tai lygiai taip pat tie lūžiai yra reikalingi kartais mums tam, kad mes pereitume iš socialinės sistemos, kuri patiria kažkokį tai sukratymą, į naują prisitaikymą prie to sukratimo, kaip japonai, kad išmoko statyti pastatus ir aukštus pastatus, taip, kad jie per žemės drebėjimą iki gana stipraus žemės drebėjimo skalės viršaus, kad jie nepradėtų griūti, trupėti ir taip toliau. Tai čia yra prisitaikymas. Atsiranda kažkokia nauja problema, įtampa ir tada mes bandome išeiti iš senos paradigmos į naują. Ir tas nutinka ir socialiniuose moksluose, bet ką socialiniai mokslai darė, jie 20-ame amžiuje save matematizavo labai stipriai. Ir taip save iš tikrųjų visą savo gelmę, aš bijau, išplovė. Bandė išplauti. Aš nesakau, kad visi ekonomistai pasuko šito beprotybės keliu, bet didelė dalis taip. Ir čia aš prisiminsiu vėl tą pačią Makloskiai, kuri buvo kažkada kokybinis ekonomistas, kliometrija užsiminėjo ir panašiais dalykais, ir marksistas buvo. Bet ji po to jau ties 80-aisiais pradeda matyti, kad tie skaičiai nedaug ką paaiškina. Ir jų marksistinės revoliucijos ekonomikoje neišeis padaryti. Kad už visko slepiasi tam tikros įtampos. Čia vėlgi po šitos laidos, po 1,5 valandos, ko gero, su Algiu Ramanausku susitiksiu.
Ir Algio Ramanausko man labai nepatinka viena išpopuliarinta frazė - buržuazinis nacionalistas. O čia kas toks? Jie turi tokius marškinėlius su Plechavičiu, man rodos, gal netgi, nepamenu. Bet grįžtant prie viso šito ekonomizmo ir buržuazinio nacionalisto. Buržuazinis nacionalistas yra kaip veganas skerdikas. Buržuazinis jis negali būti nacionalistas. Buržuazija kaip tik buvo tas postumis į globalizmą. Ir čia grįžtant, kur aš norėjau nueiti. Karlas Marksas išranda žodį kapitalistas. Iki tol jo nebuvo. Ir dabar mes esam pasigavę irgi šitą dalyką. Tai Maklockiai šitą dekonstruoja. Sako, kodėl aš save kapitalistę turiu vadinti? Man ne kapitalas svarbu, man yra geras, lygus žmonių gyvenimas svarbu ir inovacijos, kurios gerina gyvenimą. Jeigu norit mane įste kažkokią tai laikyti, vadinkite inovatyvistę arba dar kažko panašaus, bet ne kažkuo, kas yra priešų sukurta. Klausykitės to, kaip save vadina tie žmonės, kurie patys tai daro. Kodėl sugalvojo jis tą žodį? Tai daug aišku, jis akcentavo, kad kapitalas yra tas, kas uzurpuoja erdvę. Ir ji parašė dėl to 3 tomus, kuriuose bandė įrodyti, kad ne kapitalas, bet idėjos keičia mūsų pasaulį. Tik taip. Sutinki su šito? Taip. Absoliučiai. Čia yra. Vat dėl to aš ir kalbuosi. Ir va dėl to dabar, jeigu grįžtam į tą ordoliberalizmą, kad turėtumėm kažkokią tai ašį, tai pokalbio. Tai kaip tau atrodo, tas ordoliberalizmas dabar ieško savo ribų, kurioje vietoj dar jis yra, o kurioje vietoj jau jisai transformuojasi į kažką kitą, kam mes neturim pavadinimo. Jo neprieteliai jau nesykį buvo straipsniuose moksliniuose pavadinę, kad tai yra Europos lavonas. Šitą aš esu girdėjusi, aš nesutikčiau. Ir dėl pačios ekonominės realybės ir politinės realybės pati Europos Sąjunga pradeda keistis. Yra prieš gal 3 metų Makso Planko institute apsigynęs vienas žmogus savo disertaciją, kur praleido 1000 dokumentų per mašininį kompiuterinį apdorojimą ES teisės aktų. Ir išvada yra paprasta. Gal kažkiek dar ir laikėsi po 2008 ordoliberalizmas kaip teisės aktų funkcionuojantis dalykas, bet tada Čikagos mokykla su savo labiau liberale, labiau laisvos rinkos ir nelabai apie moralę galvojančią prieigą pradėjo perimti viršų. Ir dabar mes jau esame gerokai besiskiriančiame vaidmenyje šitų 2 mokyklų ir ES vidaus, negu tai buvo 2008 metais. Ir kaip tau atrodo, kur tai veda? Tai veda prie tam tikros šizofrenijos, nes vis tiek valdančioji Europos parlamento ir Europos komisijos politinė šeima yra Europos liaudės partija. Ir jeigu jie vis dar save laiko ir krikdemais, ir konservatoriais, nuosaikiais didžiąją dalimi, ir liberalais, kurie yra centristiniai liberalai, kaip čekų, tarkime, Topol 9 partija, tai nesusikabina. Ir juolab darant kažkokią tai koaliciją su socdemais, dar labiau. Žina koalicija, keistam žina koalicija. Bet aš nesiginčiu dėl to, ką tu sakai, yra tiesos, kaip aš sakiau, iš vidinės tos buvimo tenai 5 metus viduje ir ypatingai tai jaučiasi, kada tu sėdi frakcijos, grupės susitikimuose, klausaisi, žinai. Ir kaip tu supranti, kaip tas ordoliberalizmas gali keistis priklausomai nuo to, kokios šalies atstovai šneka. Šiaip paprastai, jeigu šneka buvęs soclageris, skaitant ir mūsiškius, tai jie nežino tos logikos ir ta logika jiems nesocijuojasi taip tiesiai. Juos visą laiką vokiečiai bando grąžinti. Bet čia toks truputį teorinis žaidimas ir taip vokiečių irgi yra skirtingų, nes kartais, kai jau buvo nukrista į tą gelbėjam, mes esame valstiečių fermerių partija, čia 23 metais kilo hajus. Mes valstiečiai, mums nebesvarbu, kas vyksta, svarbu išgelbėti žemės ūkį, bet kokią kainą. Aš atsiprašau, pirmiausia, reikia save išgelbėti. Jeigu ten bus klimato kaita ir karas, tai ten jau nebebus ką gelbėti žemės ūkyje, tai hierarchijose problema. Bet aš labiau turbūt turėčiau tokio nerimo, kad pereinant nuo to tokio klasikinio, kiek tas žodis savyje turi, ordoliberalizmo į tą liberalesnę versiją, kuri ten iš to paties Friedmano labiausiai. Man atrodo, 56 metais Friedmano yra tekstas, kuris labai žavisi ordoliberalizmu ir ne tiek daug įvardinamas, bet perrašo beveik tą patį ir Amerikai.
Bet šitą mums labai svarbu čia pažymėti mūsų klausytojams, todėl tai iš tikrųjų Vokietijos stipri ekonomika su stipriu socialiniu elementu, bet būtent atsirado šitų idėjų lauke. Tai man toks yra jausmas, kad įvyko tas momentas, kad lyg tai yra pametamas žmogus truputėlį, kad taisyklė pasidaro daugiau žmogaus, kad vis dėlto socialiniai tie rėmai juda, ar ne? Jeigu taip istoriškai žiūrint, kai Konradas Adenaueris pradeda atstatinėti, sakykime, vakarų Vokietiją, tai ordo liberalai, jie ne tik yra profesoriai universitetuose, jie užima ir ministro, man rodos, niekas posto neturėjo, bet jie buvo aukšti biurokratai, ką aš vadinu ministrais. Ir tada yra viena įdomi istorija, vienas iš jų save laikė vis tiek kairiuoju, nors ir buvo ordo liberalas, ir jis įstojo į socialdemokratų partiją. Ir socialdemokratai iš pat pradžių, kaip dažniausiai nutinka, bando gauti politinius dividendus iš to, kad prieštarauja tam, ką krikdemai daro. Bet jis per 4 metus sugeba permainyti juos, kad jie sušvelnėja. Jie patys sucentrėja nuo, sakykime, buvimo centro kairėje ir netgi šiek tiek labiau į kairį. Ir jie pradeda vėliau mąstyti irgi kažkiek ordo liberaliai. Vadinasi, šitas, sakykime, kabutėse užkratas, jisai galintis buvo plisti ne vien į centro dešinę. Ir panašiai mąstė italai, tiesą sakant, jie krikdemai yra centristai centro kairėje Italijoje. Čia kaip mano vienas pažįstamas italas sako, tu nenustep, kad Italijoje tu būtum centro kairysis, o Lietuvoje tu esi centro dešinysis. Nes tiesiog Italijoje būti centro dešinėje jau reiškia, kad tu esi dešinėje, kas yra ne feng shui. Tu esi su melagiais, apsimetėliais, valkatomis moralinėmis ir kitokiais tai degradais. O jau kairiojoje pusėje jau gerai. Ne, bet čia jis kalba apie tai, kad populizmas tiesiog ten yra dešinės visą pavadinimą ir etiketę užgaurotas. Taip, bet mes irgi turim savo šitą momentą, bet į kitą pusę. Ir grįžtant prie paties to viso ordo liberalizmo, aš manau, kad ilgainiui tai įsismelkė į Vokietiją. Ir netgi kai sumažėjo iš esmės minėjimas, dabar tiesą sakant yra labai keistas pasidalymas. Nes vokiečių liberalai irgi sako, o čia mes ordo liberalai, čia skaitom viską, daro konferencijas, seminarus skaitimų, ratelius ir taip toliau. Krikdemai irgi Vokietijoje sako, taip, čia yra reikšminga mums tradicija ir netgi Alternative für Deutschland irgi sako, irgi yra ordo liberalai. Jiems labai patinka keli dalykai. Pavyzdžiui, minėtasis Riopkė, jisai kartais pavarydavo tokių anti-europinių dalykų. Antro pasaulinio karo tiesiog truputį. Riopkė buvo romantikas tam tikrom prasmėm ir jis įsivaizdavo, kad Europa klestės, jeigu ji bus tokių gerųjų, tai hobitų, mažų kaimelių. O lėlės pasidaro. Jo, ir visi gyvena mažose kaimeliuose, niekas čia per daug neindustrializuojasi ir nereikia kažkokių sturbo sąjungų europinių su lietuviška krikdemų tradicija ir jos nebuvimu man tai labiausiai siejasi. Kur, pavyzdžiui, prieš 4 metų, kai žmonės Seime iš mūsų partijos sugalvoja, kad reikia skatinti šeimos parduotuvės. Palaukit, o čia ne prieš 20 su viršų metų reikėjo daryti, kur dabar suskatinsi čia. Vėlgi, bandant tą praktikos ir teorijos sukabinimą atlikti. Dažniausiai, ko neįvertina, sakykime, sprendimų priėmėjai, mano galva, yra tai, kad šaukšta po pietų. Tam tikri dalykai yra jau padaryti, sprendimai priimti ir antras įkiai tą upę neįžengsi. Nieko nepermainysi. Todėl... Gali pasakyti kokį konkretų, kad aš gerai suprasčiau. Kad ir šitos parduotuvės, šeimos verslai. Nebeįmanoma struktūros ir įpročių visuomenės apgręžti ir suformuoti kažką tai vien priėmus įstatymų paketą kažkokį, arba netgi palienį kažkokį tai plonyti įstatymą. Reikia tokius dalykus jau daryti, kaip elgsenos ekonomistai sako, nudžinant, stumiant su talkūne žmonės, bet tai jau yra reikalaujantis labai labai daug pastangų ir netgi socialinės inžinerijos dalykas. Tai man atrodytų, kad čia yra kalba apie tai, kas būtų, kad egzistuoja, iki institucijų egzistuoja paprotinės institucijos. Ar čia taip mes galėtumėm pasakyti? O kada mes kalbam apie mąstymo laukus?
Tai mes kalbame apie tai, kaip keičiasi idėjos ir laukai. Vis vien idėjos visada vienu metu įgauna gražų tokį pavydalą, tokia idėja. Ar vis dėlto tau atrodo, kad iš apačios ar iš viršaus eina? Na, čia labai toks metafizinis klausimas. Taip, visų pirma, man atrodo, čia galim pradėti apskritai nuo to, kas yra žmogus. Ir čia man labai, kai mes kalbame apie kažkokį tai dalyką ir atsiranda prigimtiškumo kažkoks tai momentas. Prigimtinė katalikybė, prigimtinė šeima, dar kažko gerai, jeigu mes visgi tikime evoliuciją ir manome, kad žmogus su beždžione turi šitą bendro ir po truputį vystėsi iš tos evoliucinės atšakos. Mes turime priimti ir kitą klausimą. O tai kurioj čia prigimty, kuriuo metu atsiranda šitie dalykai? Kuri beždžionė yra pakankamai prigimtinai turinti žmogišką šeimą jau. Ar čia žmogus sugalvoja kažkada, bet tada jau nebėra prigimtinis dalykas, tada vėliau šitas atsiranda. Bet daugelis visgi žmogaus dalykų jie atsiranda ne tiek absoliučiai laisvų nuo pasaulio atsiribojusių sprendimų, kiek susiję yra su tam tikrom konkrečiom aplinkybėm arba, kaip jau sakiau, su tam tikrais padarytais pasirinkimais. Ir tai, kad mes dabar šnekame lietuvių kalbą ir Didžiojoje Britanijoje kalbama anglų kalba daugiau ar mažiau, italai itališkai ir taip toliau, tai yra susiję su tam tikra santvarka, kurią kažkada prisijėmė vadinami proto-indoeuropiečiai kaip gentis. Kad jie pradėjo statyti autoritetą ir kario, ir valdovo, ir šventiko, ir realybės dėl to žmonių pozicijos, jos pradeda sutraukti kažkokį tai autoritetą, kažkokį socialinį kapitalą. Ir dėl to jie atkeliavę į šitas žemės turėjo tam tikrus pranašumus. Ne tik tai arklį, ratus ir dar šį bei tą, bet ir pati sąranga žmonių yra kitokia. Ji yra pranašesnė. Ir lygiai taip pat kai kurios visuomenės, kad ir ką sakytų tam tikri kairieji antropologai, yra pranašesnės. Jos ne tik tai pranašesnės yra tuo, kad gali valgyti su peiliu ir šakute arba turi paraką ir šautuvą. Bet, čia tik taip, čia aš vadinčiau etiketo veiksmas. O tikriausiai vis dėlto pačios etikos normos yra svarbesnės šiuo atveju. Tai dažnai būna susiję. Ir ta prasme, kad kinai irgi tokia civilizacija sena yra, tokia turtinga civilizacija, tai automatiškai yra susiję dalykai. Aš čia pradėjau neseniai skaityti prieš keletą metų kinų filosofus. Jie yra labai įdomus. Jie turėjo beveik viską tą patį, kaip mes, tik tai biški kitaip. Jie turėjo ir savo skeptikus jau prieš Kristų dar. Jie turėjo ir savo tokius utilitarinius mąstytojus, jie turėjo savo totalitarinius mąstytojus ir taip toliau, ir taip toliau. Mąstymo procesas, jeigu žmogus mąsto, visada yra gyvas. Nes tu mąstydamas pats savo oponuoji. Aš visą kai galvoju, aš manau, kad tu sutiksi čia kiekvienam žmogui, kuris mokėsi skaityti knygas. Ką tu iš tikrųjų išmoksti? Tekste girdėti antitezę. Tai yra, kai tu kažką pasakai, tu turi pasakyti, o kodėl aš tai sakiau ir ko aš nepastebėjau. Tai natūralu, kad skeptikai atsiranda iš karto. Tuo labiau, kad tikriausiai žmonės dar skirstosi pagal ten. Ne pusrutulius, kaip dabar jau žino, o pagal genetinę struktūrą, neurofiziologinę smegenų veiklą. Paliksiu tau užbaigti laidą. Tai vat iš tikrųjų, tai aš tau dėkinga. Man atrodo, kad mes prigalvom daug klausimų. O mūsų tikslas prigalvoti klausimų, kad žmonės po to galbūt paskaitys kas nors. Aš manau, kad čia mes galėtume šnekėti iki tol, kol kažkurio gyvybei pradėtų grėsti medicininę kažkokią komplikaciją. Aš visada apie tai, kaip mintis juda, aš galiu šnekėti su dideliu malonumu. Tai tavo kokia užbaiga? Mano užbaiga yra, sakykime, paprasta. Nereikia pamiršti to, kad pasaulis yra sudėtingas ir jo mes negalime suspausti į vieną kažkokį konkretų siaurą matymą arba dėžutę arba stalčiuką. Žmogus yra padaras, kuris apeina apribojimus, todėl ekonomistai ir teisininkai, tą dažnai ir politikai turi turėti galvoje, kad ir kaip tu išmoksi drausti dalykus. Čia aš savivaldybėje dirbdamas su narkotikų kontrole.
kai reikia iš išorės, kad ir kitam kolegai pasakyti, tai visų pirma, niekur pasaulyje nėra šalies, kur draudimų politika tikrai veiktų. Nėra šalies, kuri turėtų kažkiek tai problemų ir draudimais tai išspręstų. Reikia švietimu tai padaryti, reikia suprasti tuos žmonės, nemarginalizuoti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir, kartais gal padėti jiems. Taip, bet padėti su priklausomybėmis galima tada, kai žmogus pats nori. Ir tiesą sakant, kai kurie sprendimai būtų irgi atnešantis daug naudos, bet čia jau nebe politiko vien reikalas ir rinkėjo, ir visuomenės, kurie irgi stebi šitos procesus arba išgirsta kažkokias paskalas kalnančias. Tai galima būtų radikalesnių sprendimų, kurie atneša naudos duoti, bet tiesiog žmonėms tai būtų nepriimtina. Jie išgirstų ir atmestų. Ir kalbėti. Lygiai taip pat labai įdomų sprendimą vokiečių krikdemai buvo priėmę. Kad nesupriešinti to, kad žmogaus kūnas yra žmogaus ir kardinaliai neužkardyti aborto, jie pradėjo įvedinėti pasirinkimą, kad prieš mediciniškai ir legaliai tai darant, moteris turi pasikalbėti arba su psichologu, arba su šventiku. Ir kodėl tai yra padaryta, nors kai kurie sakytų, o čia antikrikdemiška, čia prieš krikščionybę ir taip toliau. Ne, mes turime pažiūrėti labai paprastą skaičių. Mes išsaugome daug moterų ir gimusių, negimusių vaikų naujagimių gyvybių. Ir jeigu mums rūpi gyvybės ir mums rūpi žmonių gyvenimai, mes kartais turime pasirinkti mažesnį blogį, kad ir kaip bažnyčia bandytų visai kaip apeiti ir išsisukti iš tos situacijos. Ir sakyti, kad smerkimu ir įstatymais mes tai išspręsim. Ne, daugeliu atžvilgių mes turime humanistiškai visų pirma pažiūrėti į problemą ir atsitraukti nuo savo įprastų taisyklių. Vat vėlgi tas perlipimas į kažkokią naują sistemą. Tai tikrai yra vienas klasikinis pavyzdys, kuris yra labai graudus, ir labai gilus, ir labai sudėtingas. Tai tikrai aš tau dėkinga už tai, kad tu labai gražiai pabaigoje pasakei, pasaulis nėra baltas arba juodas. Jis yra visoks ir kai tu esi politikoje, tu darai žingsnius, kurie kartais ir tavo įsitikinimas gali prieštarauti, bet visiems kažkas ten brėžia raudonas linijas ir iš tiesų dirbi labai sudėtingą darbą. Įdomu, kad mūsų klestinti žiniasklaida, kuri labai savim žavisi, nereflektuoja nei savęs, nei politikos.